Ok, 2 savaitės buvau išnykęs buvau dėl to, nes reikėjo biškai čia psichologiškai, fiziškai, mitybos sutvarkyti, viską reikėjo sutvarkyti. Ir 2 savaitės nebuvo taip, kad aš skipinau, aš 2 savaitės tiek eidavau ir benšą, pažiūrėjau, 100 pakėliam. Tai šūdą nemaliau, vis tiek 100 repsam, jau not bad. Ir deadliftus jau šiandien 100 kem darysim, 315 pounds. Repsam irgi. Heavy weightas. 5 repsų tik, bet nieko. 100, vis tiek 100 repsam čia ir wow. Kažkada net negalėjau nei vieną kartą nepabenčyti. Visai nebuvė. Ir reikia vėl paskubėti. Silinį kartą vėl galvoju. Pažiūrėk, kad tu pritaręs. Tai netinį kyšis. Nuo to galiu. Kačialintis vienam yra visiška privilegija. Vat, kai šitas 2 savaitės vienas kačialinaus, tu užsidedi vienas ausinės savo, su nieko tau nereikia kalbėti, su nieko nereikia mąstyti. Tiesiog tu, svoriai ir viskas. Ir šito vapšė buvau labai pasilgęs, tas 2 savaitės dėl to ir buvau išnykęs. Bet, pažiūrėk, aš vis tiek aš noriu sugrįžti čia, aš vis tiek noriu aukoti savo workoutus ir savo laiką tam, kad galėčiau tave pamokinti, kad tu galėtum išmokti iš mano klaidų, iš mano patirties, kiek per 6-7 metus aš išmokau tiek researchą, tiek bandymo ant kitų. Ir aš dėl to aukoju savo tą laiką, pastangas, dedu, kad tu vis tiek turėtum iš ko pasimokinti, nes aš, kai kačialinos, pats turėjau viską researchint, pats turėjau mokintis, labai buvo mažai tokių, ir turėjau tokius žmogaus, kur vis tau patartų ir ant gero kelio užmestų. Okay. Antras bandymas. Blin, trupsė, tai geras dalykas tikrai. Irgi bent jau pas mane ant espreso yra, kad galiu paimti biškį kitur, didesnis trečas, bet tai ne tokį didelį svorį galiu. Galiu paimti biškį toliau, gaunas iš karto galiu didesnį svorį pakelt, nes negaliu taip žemai varyti, o kai žemai taip nuvarai, tau sunkiau būtent iš tos vietos stumti, bet strešą prapisi. Bet šitas pakeitimas, kad paaukoti strečą, vien tik dėl to, kad aš darau dumbbell fliesus. Būtent dumbbell fliesai. Su jais gaunu tą pilną strečą, su jais galiu gauti tą dalyką, ko aš aukoju ir negaunu čia espreso dabar. Ir jeigu aš tų žmonių labai nesuprantu, kurie nori didelių papų, bet nedaro dumbbell fliesų. Daro bet ką kitą, tik ne dumbbell fliesus. Čia yra vienintelis pratimas, kurį tu turėtum daryti, kurio neturėtum skipinti, kurio neturėtum praleisti, jeigu nori didelių papų. Vien tik dėl to, kad per visą movementą tau veikia krūtinė, jinai įsitempus. Pačioj pratempė ją ir paskui dar pačiam viršui jinai maksimaliai įsitempė. Pratimus, kurio nieks negali pakeisti. DJ Naruto, shit,
Nu kitą trefkę reikės tikrai tram imti. Ir tas dalykas, kad va dabar likau būtent prie tų pačių pratimų. Kiekvieną treniruotę tuos pačius pratimus darau. Lygiai taip pat, lygiai tos pačius pratimus. Ir svorį ant jų kyla. Ant kiekvieno pratimo. Kiekvieną treniruotę vis stipresnis. Ir už tai, kad stipresnis, aš vis didesnis tampu. Progresuoju labai greit. Reikia pampą pačiankyti tikrai. Ir vėl pradedam nuo to pačio lat pulldownai, underhand gripas, dėl to, kad didesnis stresas kitaip labiau paėmė negu tai jau paėmus, plus dar bicepsą gerai padirbi. Ir jau dadirbu iki 8 kg, jau toj mašina bus išmaksinta, tai žinau, tikiuosi, kad greitų metu gal per mėnesį 2 rebuildins kačialką naują pas mus elektrėnuose, nes aš to ją išauksiu šitą, bus negerai, bus laisvai, tai man čia visur. Viso, su dropsetais pradėjau dropsetų labai daug daryti. Visur, kur tik galiu dropsetus darau. Kad labiau išgręžti viską iš to raumenio, ką galiu. Vis tiek aš tik vieną setą turiu, tai aš turiu maksimaliai išnaudoti. Neatsimenu, kažkada sakiau ar nesakiau, kad kai darai va tokius dalykus kaip lat pulldownus, tu turėtum kaip iš inercijos biškį, tai pasilenkt atgal, kad tu nebūtum taip lygiai kaip styga. Nes pagrindinė tada tik rankos dirbs, nes ant pull-upsų paprastų pristaukimų tu irgi jų šiaip neturėtum daryti, kad tiesiog kaip styga. Biškį, lyg bandai kojas biškį taip priekį jas užlenkt. Tavo ir presas pasijungia, ir sparnai labiau dirba. Ir varom prie deadlifto. 100 kem kilų, 315 pounds. Wow. Praeitą treniruotę dariau su 100 tram ir padariau 9 repsus maros. Tai dabar, nežinau, su 100 kem, 6 būtų gerai. Bet maros gal 4 tik tai padarysiu. Bet dariau taip ne kartą, dariau taip 102, uždėjau tipo sunkesnis svoris, aš gal iki 4, 5, 6 kartus galėjau pakelt, bet aš kiekvieną treniruotę progresuodavau, darydavau iki 10 reps, galėdavau didinti, biškį didesnį svorį uždė, nieko to, kad tu mažiau repsų padarysi tą treniruotę, kitą treniruotę padarysi daugiau, 1, 2, 3 ir taip didės tavo svoris, progresuosi taip.
6 repsai, zaibys. Ir vėl nusibrūžinau koją. Irgi zaibys. Jau tas lygis, kad ne nuo prakaito reikia nuvalinėti pratimus pas savęs, mašinas, tvarkyti inventorių, o nuo kraujo nuvalinėti. Blet. Gerai, reiks tvarkyti. Dar vieną padarysim. Setą tokį, jau. Dar 6 repsai. Tikrai neblogai. Gerai, dar vieną paskutinį setą padarysim. 6 repsai būtų neblogai dar kartą padaryti. Bet abejoju, nes jau pavargęs turėtų būti kūnas. Jau, давай. Taip, duhet, tiesiog, davai padėk. Все, deadliftai done, viskas done. Ir back finisheris daryčiau su 2 rankom, bet dėja svoris per lengvas, tai dėl to su 1 ranka darom. Tiesiog cable rausus. Daryčiau su ganteliu iš vis. Su ganteliu rausus va tokius va. Bet irgi gantelį per mažyčią. Čia lightweight iš to kačialką, fitneso kačialką. Nu, nėra ko norėtų fitneso kačialką, mamos kačialinos. Tai čia didžiausias svorius, tik aš filmuoju. Kas čia man dislaikas rodai, mačiau, skaičiau. Gerai. Nu, neblogas workoutas. Tikėjausi, bus biškį prašiau. Dėl to, kad kamera, sunkiau susikaupt. Nes reikia pakalbėti ir kažką, kad turėtum ką klausyti žiūrėti. Bet, zaibys. Nu, šiandien baigta. Ir viskas. Ačiū, kad žiūrėjai.